Trenerių sveikinimai su pergalė. Tas toksai šaltas dušas buvo pirmam sete ar nelabai? Toliau kantriai žaidėt savo žaidimą ir tą pergalę pasiėmė. Ačiū visų pirma, papulti finalą visą laiką gerai, kad galbūt nelabai kokybiškas tinklinis buvo iš mūsų pusės. Čia dabar jau nesvarbu, svarbiausia, kad mes finale. O pirmas setas, taip, daug klaidų padarom iš tikrųjų ir dėl to gavosi taip, kaip gavosi. Atidavėm daug nereikalingų, kaip sako krepšinį, neišprovokuotų klaidų labai daug padarėm ir tiesiog padovanojom labai daug taškų kitai komandai. Kaip ir pats minėjot, trūko šiandien tos kokybės ir su padavimu, ir su priėmimu. Kiek galima per dieną tą kokybę pakeisti ir rytoj finale būti kitokiem? Iš tikrųjų būna tokių dienų, tai nėra čia norma, tai faktas, kad nepadodam tiek arba nepriimam, tai čia labai retai pas mumis būna. Tikiuosi, kad čia tiesiog buvo juodoji ta tokia juostelė, kur rytoj galbūt jos nebebus. Treneri taip neblogai pradėjot, pirmas setas visai neblogas, pirmavot 1-0. Kas vėliau nutiko? Manau, ko reikėjo tikėtis, kad Amberis paprasčiausiai grįžo į savo ritmą. Pirmą setą paspaudėt, matėt su padavimu, turėjo problemų su davedimu kamulio, išsistudijavę buvom jų atakos kryptis ir matėt, iš karto pasimatė rezultatas. Antrą setą mes padarėm daugiau klaidų ir trečias ir ketvirtas nepakankamai spaudėm padavime ir to pasiekoja toks rezultatas. Prieš šitą komandą reikia būti agresyviem, taip ir padavimo, taip ir puolimo. Tai lygiai taip kaip aš tikėjausi. Labai koja kišo to seto pradžios, leisdavot varžovam pirmaut, po to reikėdavo vytis, kiek tas pakišdavo koją? Aš manau, čia irgi iš žaidėjų pusę truputėlį stoka koncentracijos pradžioj. Aš prašiau, kad setus negalima tai pradėti, ypač su tokia komanda sukomplektuota gerai kaip Amberis. Mes kiekvienoje pozicijoje turim po spragelę, trūksta arba žaidėjas žaidžia ne savo pozicijoje. Tai, dėja, bet pakišo koją galbūt biški jauduliukas. Labai graži atmosfera, tikriausiai dauguma žaidėjų mano nėra tokios matę. Tai man džiugu, kad jie atstovėjo, davė kovą, manau, ir toliau tik į priekį. Abi komandos nežaidė turbūt geriausio tinklinio, kaip pats sako, tą atmosferą, gal pirmą kartą. Daug tokių neišprovokuotų klaidų. Kiek šita komanda turi rezervo prieš rytojų, dar pabandyti tą žaidimą pagerinti ir bent jau trečią vietą paimti? Rezervą mes turim. Jauni vaikinai turėtų atsistatyti. Tai šiandien paprasčiausiai grįšim, išanalizuosim savo klaidas. Manau, kad VU vaikinai irgi duos kovą Šiauliams ir rytoj nauja diena. Akcentuojam į rytojaus dieną ir manau, kad bus geros gražios rungtynės.